7bet kazino, 7bet kazino, 7bet kazino, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi, brangūs žiūrovai. Ketvirtadienis, beveik penktadienis, galima sakyti, dėl to, kad rytoj nedarbo diena daugam, tik ne mum vergam. Mes dirbsim rytoj, krepšinis, Žalgiris. Ir šiandien turim labai įdomią dieną aptarti, bet prieš tai, aišku, reikia visiems priminti, kad praeitą kartą šiek tiek apsileidot ir laiko, subscribe pagailėjot. Tai kažkaip vis tiek žiūrit, prenumeruokit tą kanalą, paspauskit patiktuką ir visiems nuo to bus geriau. Peržiūrime, tai jeigu žiūrit, tai žiūrėkit jo Haidį. Jeigu nežiūrit, tai tada nežinau. Nežiūrit, tai nežiūrėkit. Jeigu nežiūrit, tai šito negirdit, ką aš nebu. Turbūt taip galima sakyti. O šiaip tai įspūdinga vakar buvo, ne? Rytas taip Falko sudaužė. Nuo to ir pradėsim, ne? Jokauju. Ką jūs čia? Kas? Vakar Vilius buvo vienas iš nedaugelio, kas matė tas rungtynės. Ne, bet žinokit, šiaip galiu pasakyti, kad tikrai buvo kaip ir rungtynės su Šlionsku. Pirmas aukštas susirinko ir užsikūrė. Žiūrėjau ir aš. Tikrai labai gera atmosfera, tikrai buvo ten faina būt, būna, kur rungtynės komentuoja ir ten mirtis, tu sėdi, nenori čia būti. Tikrai buvo gera būti ten ir sunešiojo ten tą varžovą, nebuvo ten labai daug, iš esmės. Tai pagalbėsim dar. Ir čia aš, niekas nematė, yra ta ryto fanų bendruomenė. Taigi čia juokas. Ne, tik šiaip sakau, paibat, kurie to Žalgiris ir kurie ten žiūrėjo rytą. Ir vakar pasimatė, nes tikrai labai faina atmosfera buvo ir viduje. Ir dar už sienos kibirkšti žaidė su Izraelio moterų klubu. Okay. Tai ten jo. Aš pats laivą rašiau, žiūrėjau irgi, tai blemba. Tai viskas tvarkoja. Čia Bairis buvo, po to žmonės sakys, oi, čia Žalgirio fanai. Čia Bairis buvo, jas. Gerai, pradėkime nuo to, kas sudrebino rinką naktį. Looney Walkeris, atvyksta Looney Walkeris ketvirtasis, jeigu tai visiškai tiksliam. Ponas ketvirtasis Šamsas pirmasis parašė, tada Žalgiris sako, velnias, jau reikia skelbti, galbūt tu dar čia užtvirtinti reikia. Šamsas parašė apie Žalgirį. Taip. Nes šiaip, principas, ne tai, kad apie Žalgirį. Pernai irgi apie Samnerį rašė. Jo, bet ne tai, kad Žalgirį paminėjo, bet koks žaidėjas ateina, jeigu Šamsas iš karto parašo. Ir ten Skotas, daug kitų buvo garsių žurnalistų, kurie rašė iš Junktinių Amerikos valstijų. Tai apie žaidėją čia ko gero. Tai Skotas apie išpirką, man atrodo, pradėjo, kad 400 PM štukų išpirką. Jo, ir dar apie tuos rašymus dar visai neseniai buvo. Tipo, kad Bajauto turi 450 gabalų. Okay. Tai čia, man atrodo, Skotas pridėjo. Ir Walkeris tikrai NBA kontekste. Aš mėgstu užmesti akį, mėgstu pasižiūrėti NBA mačus, bet būna, kad NBA žaidėjas, bet, tarsi tu jo nežinai, nes jis ten buvo kažkur tai suolo gale, bet Looney Walkeris yra labai žinoma žaidėjas ir nekartą matėm Lakers plačiuosiuose kontekstuose ir net vakarų konferencijos pusfinaliuose su Golden State Warriors, kur išplėšė pergalę per ketvirtą kėlinį pelnęs 15 taškų, dar prisimenu, buvo tokios rungtynės Netsuose, tas jo karjeros etapas nebuvo toks efektingas, bet irgi pasižymėjęs. Labai žinoma žaidėjas ir net, čia ko gero žmonėm irgi reikia pagarsinti, kad situacijos jo su NBA buvo tokia labai įdomi, situacija tokia, kad tiesiog netilpo į ilgų kepurę žmogus, kadangi jam būtų pasiūlę tik tai minimalų veteraną. Čia Bostone turime. Nepaisant to, kad jis nėra veteranas, jo Bostono Celtics. Bet būtų susimokėję net 10 milijonų prabangos mokesčio. Bostonas nenorėjo to daryti, nors šiaip mačiau, kad labai daug portalų rašė tiek Bostono fanų puslapiuose, kad čia yra žaidėjas, kuriam tu bet kuriuo atveju turi bandyti ieškoti sudėtyje vietos, nes čia yra labai geras žaidėjas. Ir net mačiau, Sports Illustrated net rašė tada iš karto po nutraukimo kontrakto, iš karto po to, kai atsisveikino su Celticsais Walkeris, Sports Illustrated vieno iš autorių mintis buvo, kad šiaip jau Netsai galėtų jį pasigrąžinti, nes tai yra labai vertingas žaidėjas NBA lygiai. Kad jis Netsus nenorėjo, po praeito sezono pats kalbėjo, kad yra nepatenkintas. Žinai, kaip ten buvo tas garsusis Twitterio pareiškimas, kad aš tikiuosi, kad atsiprašymai man skambės lygiai taip pat garsiai, kaip ir nepagarba man skambėjo. Išėjo ten su visom gaidom, fanfarom iš Netsų. Atsiprašau, truputį įsiterpsiu, jeigu galima. Atėjo laiškas permanas Uniclub, bet Juventus ir iškart širdis bum, nes apie kokias mes permanas dar pagalvojom. Bet ne, tai ne tos, apie ką jūs galvojat. Ianą Millerį keičia Liamas O'Reilly, kuris yra žaidęs Pašeško Sibete NKL. Pakalbėsim po to. Paskui čia kol kas net gaminu taip greitai, koks šiandien. Bet aš galvoju, blemba, permanos Uniclub, bet Juventus galvoju apie vieną. Bet ne tos permanos. O tęsiant apie Žalgirio naujoką, tai galima tik prisiminti, kad Los Andželė tai žaidėjas
žaidėjas turėjo 6,5 milijono vertės kontraktą, tai yra vis dėlto solidus pinigai. Ir žaidėjas turėjęs vaidmenį Lakersuose iki kol patyrė traumelę, kaip aš suprantu, kiek aš pasidomėjęs. Ir tada po tos traumelės jau išsikovoti vietą rotacijoje buvo sunku. Austinas Reevesas, būtent tuo metu, kai Walkeris iškrito iš rotacijos, tada sužibavo Reeveso žvaigždė ir nukonkuravo realiai Looney Walkerį, kuris po to sugrįžęs jau kaip ir nebeturėjo to vaidmens, kurį turėjo iki traumos. Jis su keliu problemas turėjo, jeigu neklystu, taip? Buvo su keliu ir Univerė, buvo su keliu ir pačiais pirmais karjeros metais. Tai šitas jo buvo, šiaip jau labai Univerė super didelis žaidėjas. Aš neprisimenu kelių žvaigždžių, nes ten yra tas 5-star jaunas žaidėjas, tai aš neatsimenu, ar jisai juo buvo, bet kad jis buvo žaidėjas, kuris turėjo didžiulį sudomėjimą iš NCAA. Ten jis pasirašė su Miami, jo labai garsus Univeras, bet juo domėjosi Villanova, Arizona, Kanzasas, visiškas elitas NCAA. Ir pavyzdžiui, net eina tokios kalbos, kad jeigu ne beprotiškai stipri naujokų biržos laidido 18 metais, jis būtų galbūt net top 10 pirmas pikas, kas labai daug pasako apie jį. Aš net pasižiūrėjau, kas aukščiau netgi už jį buvo pašaukta. Tai čia DeVincenzo, Porteris, Shai Gilgeous-Alexanderis, Mikalas Bridgesas, Colinas Sextonas, Trae Youngas, Doncičius, DeAndre Aytonas. Okay. Tai tik tai tokius praktiškai jis praleido į priekį jo žmonės. Tai... O už jo kokie žaidėjai? Dabar Portland'e spindintis Anthony Simonsas, dabar Portland'o pagrindinis žaidėjas. Įspūdingai stipri Morrisas laida. Wagneris Įspūdingai stipri, buvo. Jeigu tu paimsi šitą šių metų laidą 2-4. Tai... Aišku, tas šaukimas ne visuomet pasiteisina, kaip aišku, sakant, tas 18. Derikas Williamsas žaidė Europoje antrą šaukimą. Bet iš esmės tai turėjęs žaidėjas gerus skaičius ir NBA, turėjęs tą realų vaidmenį ir tokių atvykstančių nėra daug, kad ir atvažiuojate NBA žaidėjai, bet su tokiu vaidmeniu NBA startinis žaidėjas Lakers komandoje dar prieš porą sezonų, mes nekalbam apie 7 metai, gal 8 metai, tai yra porą sezonų atgal ir tiesiog nesusidėliojusios aplinkybės, traumelė, prarasta vieta Lakersuose, tada Brukline kažkokie nesutarimai, bet kažkokių didelių red flagų, kaip sakant, tiesiog nėra, dėl ko jam turėtų nepaeiti. Ir aš atsimenu, Lekšas su Edgaru kalbėjo podcast'e, kad vienas iš svarbiausių faktorių atvykstant naujam žaidėjui, kad būtų geras metimas. Visa kita gali būti sunkiau adaptuoti ir su šito žaidėju aš galvoju, kad su metimu viskas Europoje bus tvarkoje. Galima įsiterpti? Aš dar vieną apie metimą pridėsiu, paskutinį dalyką. Jis yra... Negali sakyti, jis prastas metikas, bet jis yra, amerikiečiai vadina, inconsistent metikas. Nestabilus metikas. Jis gali, pavyzdžiui, jis sezoną užbaigė pastarąjį savo karjeros etapą NBA lygoje per 3 rungtynes pataikymas tik 3 iš 16 trajekų. Gali būti taip, kad jisai, kaip buvo 2023 metų pabaigoje, žaidė su 76ers Brooklyno Nets ir jisai pataikė 6 trajekus, kas iki šiol yra jo karjeros rekordas. Tai jis gali būti toks. Iš vienos pusės tu gali gauti gerai, iš kitos blogai. Pas jį yra didelis įspūdingas atletiškumas, labai geras rankų ilgis, yra labai greitas žaidėjas. Minusai galbūt, tikrai, sakau, nemažai matęs su Walkerio, minusai galbūt yra tikrai neelitinis žaidimo skaitimas ir aš nežinau, ar čia minusas, jis nėra nuoseklus metikas, bet jis nėra blogas metikas. Jis mikrobanginis metikas. Kažkas panašaus, jo. Taip, mikrobanginis ir jis ateidamas NBA didžiausias buvo trūkumas metimas. Procentai neblogi, turint omeny visai, ką mesdavo po 4-5 tritaškius, 32, 36, 37, bet nėra stabilus metikas. San Antonio ir 40 turėjo antrąjį. Jo, San Antonio turėjo 40. Žinai, kai prašiausias sezonas yra su 1,7 tritaškio per rungtynės. Negali imti už pinigą. 4,7. Žinai, prašiausias sezonas su 32% tritaškio. Tai jeigu tu imi tą long runą, tai bendras karjeros yra virš 35. Tai yra neblogi skaičiai. Ta prasme, išsimetant daug metimų. NBA tritaškius. Jo, žinok, bet čia yra pavyzdžiai, kur pavyzdžiui, procentai ne visada yra daug ką pasakantis, pavyzdžiui, 38, toks procentas, kur yra labai šuoliuojantis į viršų į apačią. Pavyzdžiui, Andresas Filisas, labai daug kas svaigo, kad čia yra geras metikas patapęs. Nieks man įrodys, kad jis tapo gerų metikų. Tai faktas, tai reikia žiūrėti, ar tie metimai iš spota padėčių, ar po driblingo, tai žaidėjas vis tiek žaidžiantis su kamoliu, turintis gerą prasiveržimą, kaip ir sakai, žiauriai plastiškas žaidėjas. Ir tie metimai taip pat nėra jo Achilo kulnas, gal ką galima pasakyti. Tarkim, mes turėjome Moody variantą, kur didžiausia problema buvo metimas ir tarkim jis turi kitas savybės, kuriomis gali kompensuoti elitiniam lygyje, bet tokiem žaidėjams ir sunkiausia būna pritapti Europoje, ką mes ir matydavom. Dėl jo aš kažkokių didelių abejonių pataikymo neturiu iš tikrųjų. Aš tai noriu daugiau agresijos, šiaip labai mažai baudų mesdavo, agresijos mažai, nors turi kūną, turi ilgas rankas, gali veržti, sugeria kontaktą, įsilaiko ore gerai.
Pasižiūrėjau, Synergy metimai po driblingo labai prastai, po driblingo prastai atakuoja labai, į statinių padėčių pasiruošę, sustatęs kojas gali pataikyti gerokai geriau, bet po driblingo yra problema. Čia yra vienas tų dalykų. Europai gali draskyti, aišku, įsiveršti, šiaip toksai labiau antras negu pirmas, bet pirmas gali būti, tie nusimetimai tokie labai nuspėjami, tokie labai lengvi. Nemanau, kad gali būti pirmo numerius čia. Mano galva. Nekuriantis, ta prasme. Tai nekuriantis, bet žinai, bet Žalgiriui, kaip, tai jisai antrų... Sau kuriantis. Taip, sau kuriantis, taip. Tai va, sau padraskyti, nusimes gali, tiek gali. Aišku, tai nebus įspūdingi perdavimai, ten 2-2 gali sužaisti, numest kamuoliuką. Birui, bet nieko įspūdingo ten su kūryba nebus. Metimas. Didelis klausimas, aišku, visiems kilo, kodėl Realas jo nepasiėmė. Ne dėl to, kad Realas negalėtų mokėti, ne dėl to, kad Realas neturi amerikiečių vietos. Ispanijos lygoje gali turėti 2 amerikiečius, tos kur dėl to visi tenai Brennanui Davisai turėdavo pasiėmę Afrikos pasus. Netinka, turi būti botsmano tos žaidėjo taisyklė, kur afrikiečiai tinka, kažkodėl amerikiečiai nebetinka. Tai dėl to nepasiėmė. O Realas yra ta organizacija, kur galėtum taip Eurolygai pasiimti, ACB jau ten kaip nors, bet jie žiūri taip, kad visų žaidėjų reikia, tai jie ieško žaidėjo, kuris turėtų tą pasą, kuris leistų žaisti per abi lygas. Kažkada dar galima paminėti, kad turėjo problemų su psichologija, netgi pašaukus jį, Gregas Popovičius sakė, kad jo yra psichologinis aspektas ir aš nežinau, ar galima sakyti, bet iš vaikystės aš nežinau, ar jūs prisimenat, bet čia yra žaidėjas, kuris prisipažino, vienas iš nedaugelio NBA krepšininkų, kurie labai stipriai prisipažino apie labai, šiaip jau jautrų dalyką savo vaikystėje, jis buvo seksualiai tvirkintas, jis yra pasakęs šitą viešai, kai jį pašaukė aukštus šaukimus Antonijos Spars ir Popovičius, galbūt ne su tuo tai susiję, bet su pasitikėjimu savim, įėjus į rūbinę iš karto turėti savo savivertę, Popovičius yra sakęs, kad čia buvo problemos. Jis tas problemas susitvarkė ir ta jo karjera NBA lygoje pradėjo kilti. Kitą dalyką dar galim paminėti, jis labai akcentuoja savo jauną amžių išeidamas iš NBA lygos, man yra tik tai 25, aš galiu pilnai grįžti ir jis yra visiškai teisus. Jo labiau, kad jis dabar priema labai gerą sprendimą. Jam siūlė labai nirtingai Celtics, tu neturi vietos pagrindiniai sudėti, bet mes siūlom tau pasirašyti su dukterinė komanda G lygoje ir jam už tai automatiškai priklausytų vien bonusas beveik 80 000 JAV dolerių. Čia priėmė labai pragmatišką, paprastą, elementarų sprendimą ir iš žaidimo pusės, ko gero, ir aš manau, kad finansiškai čia yra 4 kartus daugiau galimybė užsidirbti mažiausiai Europoje. Tai... Tik pridėsiu, kad 12-14 bus 26, tai 26 beveik žaidėjas. Šiaip tai Žalgiris tikrai lemą padėjo, net nebejoju. Praeitą sezoną Bruklinės uždirbo 2,2, atmetus mokesčius lieka 1 milijonas su centais. Nereikia taip skelti 50, nes Amerikoje, jeigu tu, pavyzdžiui, agentinius moki vietoj, ten visai kitai veiklai, tada nusirašo mokesčiai. Dėl to daug kas deklaruoja tenai savo pinigus, nes kuo daugiau išleidži sportiniai veiklai, tuo mažiau reikia mokėti mokesčių. Dėl to krepšininkai tenai nuomai ima brangius butus ir panašiai, nes tada mažiau mokesčių reikia mokėti. Tai sakykime, 1 milijoną uždirbo tikrai dolerių, tai aš manau, Žalgiriai tikrai net važiavo pigiau negu 1 milijonas. Manau, apie tą sumą tikrai sukasi. Ir aišku, čia bus doleriais, ne eurais turbūt, bet didelio skirtumo aišku nėra. Ir dar labai didelis klausimas dėl, aš sakau, man klausimas yra dėl, kaip jisai greitai pritapt gali Europoje, kai jo minusas vienas yra iš, galbūt žaidimo skaitimo momentas, nėra pats labiausiai, ten supratingiausias žaidėjas tuo klausimu. Tai aš neskau, kad tai yra problema, bet man įdomu pačiam asmeniškai, matant tą feedbacką, bet tuo pačiu feedbackas iš Bostono atėjo, skaitant vietinę žiniasklaidą, kad tai yra didžiulės darbo etikos žaidėjas, jis buvo kažkokia Bostono vakarienė, tada tarsi jau turėjo gauti pranešimą, kad jisai nebebus Bostono narys kitam sezone, komanda įsiskirstė kas kūro, jisai pasiėmė atskirą salę ir iki vidurnakčio dar dirbo, žinodamas arba įtardamas, kad jo nebus toj komandoje. Tai irgi kai ką pasako apie krepšininką, bet šiaip sakau, kiek tenka matyti atsiliepimus apie jį viešoje erdvėje, tai labai daug kas yra pasisakęs, kad tai yra NBA kalibro žaidėjas ir kad jis turėtų gauti kontraktą net ir šiame sezone. Aišku, dar iki žinios prieš Žalgirį, kadangi jis pasiruošime prieš Raptors dar 20 taškų buvo supurtęs. Čia vidurkis ten apie 7 buvo per pasirengimą. Ir tai aišku, čia tie banalūs dalykai, kad pagrindinis klausimas yra adaptacija prie europietiško krepšinio, vis dėlto prie kitokių trenerių, prie kitokio
žaidimo, prie kitokio fiziškumo, prie kitokių savo atsakomybių, kiek jam yra įdomus tas europietiškas krepšinis, kiek jis nori čia įrodyti savo vertę, kiek jis jau bus iš karto mintys NBA, galų gale pristaikymas prie Kauno, prie Lietuvos. Nu, tikrai žinom, kad amerikiečiams nėra lengva taip greitai paimti ir atvažiuoti ir čia duoti rezultatą. Ir tokių pavyzdžių Europoje tikrai yra labai daug, kur žaidėjai nusvyla, bet faktas, kad iš Žalgirio pusės čia yra visiškai teisinga rizika, žaidėjas, kuris tau gali realiai duoti čia ir dabar, o ar tai bus, nu čia jau pamatysim, bet kažkokios kritikos šitam pasirašymui Žalgirio tikrai negali būti realiai. Aš taip pasakysiu, kad čia buvo geriausias įmanomas variantas pasirašyti iš reagentų, geresnio nerasi. Čia buvo Žalgiris paėmė geriausią rinkos žaidėją ir čia didelis laimėjimas, kad nežinau, kodėl ten neėmė kiti, kodėl Šaras nebandė užkabinti, kodėl Meisa pasiėmė, pavyzdžiui, kodėl, na aišku, jam reikėjo labiau žaidėjo negu taškų rinkėjo, bet gal... Meiso pasirašymas buvo anksčiau neatkabintas, buvo, jeigu neklystų Lonnie Walkeris, ar ne? Man atrodo, ir Lonnie Walkeris dar kitas dalykas, jisai laukė NBA lygo, jis dar turėjo pauzę, kuris ne iš karto pasirašinėjo kontraktą. Yra kitų konkurentų, ten daug kas ieško tų gynėjų, tai Žalgiris, kad pasiėmė, tai čia yra didelis laimėjimas ir tikrai geriausias įmanomas variantas iš tų, kurie buvo. Čia apie Sumnerį galima pagalvoti, bet Walkeris yra gerokai daugiau žadantis negu Sumneris. Sumneris buvo toks epizodinis žaidėjas, toks, sakykime, rotacijos žaidėjas, kur viskas ant prabėgimo, ant greito palimo. Walkeris irgi labai mėgsta greito palimo, viską tvarkoja. Turbūt NBA daug gynėjų mėgsta greito palimo, jeigu nemėgsi, tai žaisi, žinai, kažkur kitur. Bet jisai ir poziciniam žaidime gali daug duoti, ką Sumneris, matom, tas metimas buvo toksai sausau. Tai aš tikiuosi, kad nebus Sumneris, kad investicija atsipirks ir vasarį jo neišpirks už 4,50. Ar kaip gynyboje atrodys, nes vis tiek Žalgiris dabar savo žaidimą grindžia ant gynybos, tarkim, perėsim po truputį ir prie rungtynių su Belgrado Crvena Zvezda. Žalgiris geriausiai atrodo tada, mano galva, kai nėra aikštėje atakuotinų žaidėjų. Toks Žalgiris buvo prieš porą sezonų, dabar irgi veidas yra toks, kad jeigu Žalgiris puolime išsitraukia ar Francisko, ar kažkaip sugeba bet kokiu būdu tos taškus susirinkti, bet geriausiai eina Grajus tada, kada gynyboje yra tas penketas, kur nėra silpnos vietos, nėra silpnos grandies. Ar Lonnie Walkeris nebus ta silpna grandimi, ar pavyks jį paslėpti, čia irgi matysim. Pažiūrėjom gal prie rungtynių, nes čia nežinau, ar išsameu jį galima jau iškratyti tą žaidėją. Nu, lauksim debiuto, rytoj, aišku, to nebus penktadienį, bet kiek fantasy, kaip manai, kainuos? Kiek dėsi kainą kanete? Nu, tai tradiciškai 10. 10. 9-10. Aš jam nepirksiu, dėk 7 pabandysiu. Nu, tai neverta investuoti pirmojo mačo. Blemą, jei 7 įdėtum. Tai Žalgiris ir Vienas Zvezda, vakar irgi daug reikalų. Įdomus mačas buvo. Pirmi 2 kėliniai, galima sakyti, Žalgiriui buvo idealūs. Plius 14, 33 praleisti taškai. Viskas kaip iš pypkės, ten 2-8 pradžia, bet po to nuvažiuoja, Crvena Zvezda atrodo visiškai bejėgė, puolime labai nieko nesukuria, gynyba irgi nieko nesustabdo, atakuojama įvairiausiais būdais ir labai baisu buvo, kaip Žalgiriui prieš tą susikeitimą gynyba seksis, nes su Makabi buvo problemų, su Vilkais irgi buvo, bet Žalgiris rado būdų, Andrėja buvo pasiruošęs, žinojo, kad tai bus, čia turbūt žvaigždėse buvo parašyta, kad taip pat ginsis akivaizdu ir viskas buvo gerai, bet po pertraukos prasidėjo reikalai, kai Crvena Zvezda suprato, kad reikia žaisti kaulos į kaulą, nes jeigu tu žaisi taip, kad žaidėjai per pirmus 2 kėlinius, tai, žinai, gali LKL taip gintis nebent. Tai Žalgiris pirmoje pusėje vėl galima atkreipdėmėsi, kad puikiai išskaitė, kuriuos žaidėjus galima atakuoti, kas juos gali atakuoti, tą patį Nedovičių drožę, tą patį Davido Vacą drožę. Kiekvienoje atakoje Žalgiris išsivesdavo tą, ką norėdavo ir likdavo tik tai klausimas, ar pavyks užsibaigti ar ne. Tai antroji pusė ir Crvena Zvezda pradėjo slėpti jau tuos žaidėjus, aišku, jų rizika buvo žaisti su Plavšičium. Ir ta rizika ilgai atrodė labai keistai, nes Žalgiris iš karto su Francisko, tą patį Birutį pakėlė nuo suolo ir su to pačiu 2-2. Ir aš galvojau, kad su Plavšičium Crvena Zvezda sudegs, bet galiausiai gavosi, kad tas Plavšičius vos rungtynių nenulaužė, tai čia irgi toks labai... Plavkičius. Su Plavkėm išbėgęs. Tai vat, čia ir buvo, sakyčiau, vienas pagrindinių X faktorių šitose rungtynėse iš Žalgirio pusės. Tai kai pradėjo strikti puolimas Birutis ir jo flauteriai ir 2-2 ir Crvenos Zvezdos ištrauktas Plavšičius, nors nes Mitrovičius ir Petruševas nefunkcionavo. Nei vienas nieko nedavė iš esmės. Mitrovičius kol kas iš vis šitam sezone nefunkcionuoja, galima drąsiai taip sakyti. Labai patiko tas Trinkieri variantas, kur įmesti buvo antram kėliny, nuo ko ir prasidėjo iš esmės tas spurtas, kur Žalgiris pasėmė tą persvarą. Iki pertraukos, kurią praktiškai išlaikė darbiškai po pertraukos, įmestas į 1-5 buvo Brady Menikas su Smailagičium. Ir
ten idėja buvo ne šiaip, kad tiesiog turėjo 2 metančių žaidėjus. Nu, dalis to yra, bet tarkim, jie yra įsidėstę plačiai, jie abu tavo vidurio poliai tarsi nominaliai stovi ant perimetro, Petruševas jau turi dalintis, o tuo metu Ulanovas atakuoja Jagodo Santosą gavęs. Ir tada Petruševas turi žiūrėti, ką daryti. Ir tada Menikas Mailagičium lieka viršų ir jie turi visišką laisvę arba žaisti vidų atakuojant, arba jau drožti iš perimetro. Tai čia buvo labai geras Trinkieri sumanymas. Prašokam dar apie tos sumanymus, dar labai norėtųsi pakalbėti apie tas paskutinės sekundės, tą paskutinę sekundę, bet ko gero čia galima dar pasilaikyti iki pabaigos. Čia desertui pasilieka. Kas dar man, aišku, įsiminė labai iš individualių pasirodymų, Sirvydžiui buvo neblogos, dabar aš net žiūriu, kiek jis susirinko Sirvydis 17 taškų, bet man jo tas visas pribrendimas iki dabartinio žaidėjo statuso, mes matom jo metimus, matom metimus po driblingo, statinės sudėties, bet kaip jisai elgėsi tam tikrose situacijose su kamuoliu, man yra labai gražu žiūrėti. Nu, pavyzdžiui, jo verbstė išmaudžius tą patį Mitrovičių, Mitrovičių ir 2+1, nu ten visiška uoga, čia yra Eurolygos krepšinio klasika ir vat, tokius Sirvydžio elementus man smagiausia matyti, nes aš žinau, kad jis gali mest, aš žinau, kad jis gali viską daryti, aš žinau, kad jis su kamuoliu gali pažaisti Europos taurę LKL, bet Eurolygo aš dar nežinau. Ir dabar, wow. Bet šiaip Zvezda antroje pusėje reikia pripažinti, prisitaikė ir Svairopolų sėjimai, kai kurie nors ir atrodė keisti kaip su Plavšičium, bet jie suveikė ir tarkim tas pats Dobričius, pirmoje pusėje buvo nepastebimas, trečiam kėlinį Dobričių gavo minučių ir gynyboje, jis buvo užmestas ant Gedraičio, man atrodo, jo. Gynyboje Dobričius labai daug davė, iš karto susimetė 5 taškus, tai Svairopolus irgi šiaip galima sakyti, kad atliko ten gerą darbą pritaikant komandą. Zvezdai labai trūko Cody Millerio McIntyre'os tvarkingesnio žaidimo, atrodo, taškų susirinko, bet kokiuose 3 situacijose Cody Milleris McIntyre'as prarado kamuolius, prarado koncentraciją, aišku, Žalgirio gynyba, ten daug prisidėdavo tą patį Dansoną, mes esam kažkiek tarkavę dėl darbo susikeitus perimetre, vakar kažkaip tas neiškrito iš konteksto. Bet išmušė dar kamuolį. Jo, dar išmušė. Jis dabar nebekojom dirba perimetre, jis dirba rankom ir ten perimtas tas jo kamuolys buvo vienas iš esminių momentų. Žinai, McIntyre visada svarbu įvesti abejonės. Duodi tą tritaškį, jis pradeda abejoti, nebenori mesti, o kai vidutinio tik neduot geriau. Jo, kai eina į pagalbas nuo jo, tai tada gerokai viskas lengviau. McIntyre žinom, kad nėra metikas, dar prieisim, kad nėra metikas, ne? Bet keli dalykai iš Andrėja. Birutis ramiai sėdė ant suolo, kiek operatoriai rodo, Birutis sėdė ramiai. Galiausiai išleido tada, kai jau Plavšičius pradėjo dominuoti, man kažkiek per vėlai buvo Birutis išleistas. Aš nemanau, kad su Plavšičiaus idėja ten buvo išleista gal daugiau su ta idėja, kad Žalgirio puolimas visiškai pradėjo strigti. Taip, bet matai, reikėjo atakuoti Plavšičių ir labai gerai tas pavyko, tik išėjo pirmas derinys, iš karto Birutis gavo kamuolį, bam, Plavšičius kažkur tenai nespėjo grįžti ir iš karto dėjimas į krepšį, tai taip, puolimui. Taip, puolimui. Tai va, bet tai, kad Plavšičius užatakuoti, o su kuo tu užatakuosi, nes jeigu tu negali apsiginti, tada bandyk užatakuoti žaidėją, tai tą ir pabandė padaryti. Tai Francisko ir Biručio tandemas buvo tas, kuris atakavo Plavšičių. Tai suveikė, Žalgiris vėl ten iš 3-2 pasidarė +9 iki 3 kėlinio pabaigos, būtent iš to tandemo. Toliau Brazdeikis gerai pradėjo mačą. 2 pražangos sėdo ir sėdėjo ant suolo 27 minutės, kol nepasodino vėl, nes pražangą gavo, kažkas ten pražangą pasiėmė, ne? Man atrodo, jo, kažkas pasiėmė pražangą, 4 ar 3 ir tada jau vėl išmetė Brazdeikį. 4 kėlinį Brazdeikis tik tai grįžo. Tai sakau, tai 27 minutės sėdėjo ant suolo, tai labai taip, nežinau, taip įdomios tos rotacijos, Birutis čia nežaidžia, išleidžia po pertraukos, Brazdeikis 2 baudas gavo, tarsi neblogai pradėjo ir visiškai buvo paliktas, bet aišku, Brazdeikio sėdėjimas susijęs su tuo, kad Tarnas labai gerai žaidė. Čia turbūt yra esminis reikalas. Puolime atkovoti kamuolį, energiją, net susimetė tos savo metimus, tai čia turbūt esminis. Mano ta mintis, kurią aš prieš tai sakiau, Žalgiris vis tiek sėkmingiausias buvo ir šitose rungtynėse, su tuo 5, kuris gynyboje yra sunkiai atakuotinas. Francisko jis irgi nėra gynyboje atakuotinas, jis dirba rankomis, jis neturi gal ten kažkokio įspūdingo kūno, jis gerai skaito situacijas, tu jo taip lengvai neužatakuos. Gerai, bet kodėl paskutinėm sekundėm, kai vos neišplėšė pratęsimo Kaudis, žaidė 1-5 Mailagičius ir Dunstanas? Kodėl, kur čia yra mintis? Aš šito nesupratau vakar. Toks geras patyręs treneris kaip Andrėja Trinkieri. Jam yra laurai dėl paskutinės atakos. Bet tai gal ta idėja buvo, kad prasižengtų tiesiog. Aš nežinau, dabar ta prasme yra buvę. Faktas, kad čia nėra gynybinė logika. Bet tai mato nebuvo, tai ir nebuvo kaip įsileisti.
O, aš dabar Taigi Zvezda neturėjo taimauto, Zvezda nebeturėjo taimauto, tiesiog persivarė kamuolį. Bet šiaip visi loja ten ant Smailagičiaus, nes jis jį ir pastumė Andrėją, bet šiaip Dansonas prieš Plavšičių irgi galėjo prasižengti, taigi buvo kamuolys iki Plavšičiaus. Bet ten šokinėjimas, žinai, man tai labai keista, aš nesuvokiu. 2 kartus Smailagičius šokinėja kaip nežinau kas. Nu ką tu ten šokinėjai? Taigi Milleris nėra geras, pakelk ranką, tai tegu meta tą dvitaškį. Kam tu šokinėjai? Bet tas pastumimas Andrėja Smailagičius buvo wow ir ten jau asistentas priejo raminti, ramiai. O jis atsiprašė, aš neklausiau konferencijos, atsiprašė ar ne? Ne. Nes dažnai treneriai atsiprašo, kad atsiprašau už tokį elgesį. Atsibodo Andrėjas. Arba asmeniškai vyno gal patai kitokio, brangesnio. Tai žaidybinė situacija, aš tai manau, kad... Bet kas man labai patiko apie Smailagičių, kad jisai jo kūno kalbą jį išėmė paskui iš aikštelės, jo nebuvo toj paskutinėje atakoje, bet kas labai patiko, kad nuo suolo kūno kalba rodė, kad Smailagičius niekiek nepaėmė į galvą, jis ir toliau išlaikė koncentraciją ant suolo, matėsi, kad su degančiom akim žiūrėjo, ką braižo Trinkieris, jis ir toliau komandą palaikė nuo suolo, atsistojęs, buvo viskas tvarkoje, neatrodė nusivylę žmogus, tai man tas labai patiko. Nuo Želko yra gavęs su lenta per galvą, man atrodo, ar ten tai jis yra užgrūdintas, paželko, aišku, žaidėjas. Nepaėmė į galvą visiškai. Bet akivaizdu, kad, geras, labai požiūris, tu negali įsižeisti dėl tokio momento, nes krepšinio rungtynės nebūkime. Pats galų gale supjovė grybą tenais. Snowflake'ais ir dabar čia gali sakyti, kad Trinkieri genijus, negali sakyti nieko kito, nes pasteisino, bet Svairopolą pamovė su visiškai Eurolygos klasika, tas derinys įsimetinė ant kamuolį, numatomas labai dažnai Eurolygoje, ypatingai po taimautų su 2 nugarinėm. Su 2 nugarinėm užtvarom, vienas iš jų žaidėjas gynėjas Francisko ar bet kuris gynėjas užsikerta be kamulio ir dar pastato papildomą užtvarą, Kalničių tą centras kerta po krepšių gaudo Kalničių. Bet ten visiškai Eurolygos klasika. Suplaukė ir tiek čia, žinai, irgi negalėjo Svairopolus kažkokius Plavšičius. Tai aš mano tik tai toks įvardymas, bet Trinkieris rungtynės įsitraukė su visiškai Eurolygos klasika, senas kaip pasaulis derinys. Ir šiaip, žinai, Plavšičius ėjo saugoti labiau gynėjų, žinai, ten nugariniai, jisai ten iškėlė rankas, bandė ten saugoti. Nu, jau turbūt mažiausiai tikėsis, kad Dansonas bus game winnerio metikas. Ir čia, žinai, prie sezono sakėm, kam čia duotų paskutinis derinys, ar Francisko, ar čia Sirvydis mes, o gal... Nuo situacijos priklauso. Šiaip, žinai, jeigu būtų išsimetimas iš galinės ir čia 15 sekundžių, tai Francisko atsivaro ir žaidžia 1-1. Galinės, tai ne. Bet čia, žinai, kai 1,5-3 sekundės, čia daug nepridarysi, čia reikia iš karto mesti. Tai, Olės pasiukas irgi, olele. Pasiukas geras, taip, tvarkingas, nors rungtynės tragiškos buvo, bet pasiukas geras. Nebuvo tragiškas, kodėl? Blemba, o ką tu pozityvaus išvelgėjai? Tai Tavilius kalbėjo, kaip prieš Dos Santosą labai gerai sutraukdavo gynybą, 3 situacijos buvo iš to. O kai tu man tai labiausiai, nežinau, neranda vietos ar kas, Ulanovas apie varžovą iš pakrepšio mes, jisai numeta į kampą gerai, viskas baigėsi Meneko tritaškių, viskas ok. Bet tu buvai priešas krepšį ir net Nedovičius toksai pasižiūrėjo, galvo, seniuk, kodėl tu nemeti iš krepšio? Čia buvo nesąmonė ir buvo dar viena nesąmonė, kai Ulanovas jau yra Plavšičius aikštėje, Žalgirio visas žaidimas eina ant to, kad atakuot Plavšičių ir Ulanovas pasima prieš Kalničių, žaidžia 1-1, ten išmeta likus 10 sekundžių atšokdamas atgal. Tai čia buvo tokia nesąmonė, bet šiaip su Kalničium jis susitvarkė pusę velnio. Aš nesakyčiau, kad jam tos rungtynės buvo kažkokios geros, bet nesakyčiau, kad labai blogos, nes iš tos pusės, pavyzdžiui, yra tokie žaidėjai, kurie net savo turėdami Eurolygos kontekste vis tiek labai gerą. Negali sakyti, kad ten visiškai elitinį, bet tikrai labai gerą įgūdį, tas žaidimas agresyviai nugarai į krepšį. Arba Tavareso dydis. Tu niekur protokole nepamatysi, bet tai įtaka yra dar didesnė, nei kad jis parodo skaičiuose, pavyzdžiui, ten Tavareso rankų dydis. Žaidėjas kitas gali tiesiog bijoti elementariai mes per tas rankas ir tu to protokole nepamatysi. Tu protokole irgi nepamatysi, kai ledo ritulio pasai suvaikšto žaidus nugarai į krepšį. Per ką ištisai Trinkierį žaidė antram kėlinį. Aš negilinu Ulanovo, kad čia sužaidė labai geras rungtynes, bet jo vaidmuo, jam buvimas aikštėje buvo, kas matė atidžiai, labai svarbus Trinkieriui šiaip jau. Dėl to jisai ir žaidžia labai daug vėl. 18 minučių. Nes Butkevičius turėjo gerą mačą. Bet įprastai, nepaisant prastų skaičių, dėl ko Ulanovas daug žaidžia. Nes deriniuose jis yra svarbus. Tai ir tas pats su Mičelo, -2 naudingumo balai, bet ar jis buvo kažkoks labai tragiškas. Nesusimetė metimų, bet tai nebuvo vėl kažkokios didelė problema, kad nesusimeta. Čia problema. Čia yra didelė. Nes buvo pirktas su idėja, kad duos ne tik gynybą, bet galės į skylę įmesti. O šiuo metu, nes Arnas prastai metė į skylę, dabar Arnas geriau metė į skylę už Mičelą. Taip, Mičelo gynyba, kiti dalykai, bet reikia pataikyti, kai varžo ir jie jau atiduoda. Jau panašėja viskas į tai, kaip prie Stefano Peno. Gali stukti nugarą.
Jau varžovai panašiai. Metė Mičelas tritaškius, varžovas ant baudos linijos stovi. Sako, mesk, broli, mesk. Tai jeigu jis toliau taip šaudys pro šalį, kiek čia dabar Eurolygoje yra, jaučiu labai prastai, kiek Vakar yra. vienas iš 1-12. 1-12. Tai tu gali nedengti jo visiškai, tu gali jo nedengti. Tai vakar ketvirtam kėlinį ir nebuvo dengiamas. Kas Taip. labai gaila, šiaip jis nėra 10% metikas. Nėra. Bet nepramuša niekaip. Laisvas metė, štatinės. Ko juk jie sustatytos, viskas rankutės, idealiai. Bet nėra. Vadovėlinis metimas, nėra. Matkevičius pagaliau tokį susimetė ir svarbu, prieš tai vėl gerą prametė, tokie flashbackai į rinktinę, vienas rungtynės iškart mintysi, bet tada svarbu pataiko ir kažkaip ant širdelės, kaip sakant, ramiau, ką galima eiti prie razinkų. Palauk, dar Francisko nepagyrėm, kad per pirmą pusę be jo. Tai jo, pirmą pusę jo nereikėjo, antroji pusė, kai reikėjo, parodė, kad Francisko yra šitos komandos lyderis. Ir asistai, ir taškai, ir svarbių metų. Va. Čia parodė, kas yra Alfa Patinos komandai. Žvėris. Visiškai. Ir blemba, Kinono Evanso kol kas keičia. Keičia gerai. Mes nesitikėjom, kad taip stabiliai žais, bet kol kas labai gerai. Ten praeitas mačas su Maccabi 6 balai, bet ten jo nereikėjo. Ten buvo easy game. Čia labai gerai pasirodė. Ir vėl momentais, kai reikėjo to labiausiai. Pirmiejo taškai buvo grinai, kai Zvezda lipo Žalgirį per galvą jau. Iš karto. Francisko pirmą ataką padarė, ketvirtam ataką. Kelinį irgi jo metimai, jo tritaškis, jo išprovokuotos, pradžius, aišku, baudelių gaila, kad nesusimetė, bet iš esmės vėl fantastiška antra rungtynių dalis ir viskas per greitai, viskas per tos 2-2, viskas per tos pačius dalykus ir tai kol kas visiškai veikia. Ir Žalgiris šiaip visus trečius kėlinius pralaimėjo rungtynėse namie. Bet čia turbūt reikia pasakyti, kad kai visi pirmas dalis buvo visas labai geros, tiek prieš Barsą, tiek prieš Maccabi, prieš ką dar žaidėm, prieš nieką daugiau. Ne? Barsą Maccabi namie. Jo, ir prieš Zvezdą irgi trečias kėlinys pralaimėtas, dažnai būna ne va trenerių kėlinys, bet akivaizdu, kai komanda Barsa, Maccabis ar Zvezda po 2 kėlinių gauna ausų stipriai, tai po petokos kažką turi daryti, kažką keis, nes jeigu trečiam tai jau bus minus 30 tada jau galutinai, tai čia labai normalus dalykas, gerai, kad Žalgiris pagaliau rado kaip išeiti. Prieš Barsą vos išlipo ten jau, kai ant jų užlipo, prieš Maccabi tiek kartį neprisileido, bet prieš Zvezdą jau degi užpakalis. Ir Razinkas, ne? Joanis Vairopolas. Čia daug Razinkų, sakyčiau, pradėkim nuo to, kad protestas pildomas, bet tas momentas. Bet protestas teisingai pildomas. Aš pasižiūrėjau šiandien Eurolygos taisyklės ir pasirodo taip yra. Jeigu tu nori užginčyti epizodą, turi būti pirmas epizodas, kai yra deadballas, kai nevyksta žaidimas. Tai Vairopolas viską teisingai darė. Ten nėra ko apeliuoti, kad ten nuėjo prie sekretoriato, jis turi tą teisę. Jo, tik ten tu neėjo supras, kas ten vyksta. Jūs susigaudėt vakar komentuodami iš karto, ką jis ten daro? Ne, mes galvom, kad jis nori, kad peržiūrą dar kartą žiūrėtų. Nes, iš kur tu žinosi, kad jis ten protestą pildo? Nes matai, ten atsuko tą kompą, ten dar. Jo, nes pagrindinė mintis buvo, kad mes prieš peržiūrą turim vieną pakartojimą, kur labai aiškiai viskas matosi iš tos under basket kameros. Ar ten tas vaizdas buvo šiurpokas. Teisėjai nuėjo žiūrėti, jie žiūri kitas kameras. Man ten buvo nesportinė. 100%. 100% nesportinė. Tai kaip kitaip tu gali duoti žmogui. Ten, aš suprantu, teisėjai sakė, Alkūnė neva statmenai buvo. Aš mačiau, jie rodė Svairopolai, kad Alkūnė neva tai buvo ir viskas tvarkoja. Paaiškinant, yra natūralioji padėti saugojimas kamulio. Tiesiog. Taip. Instinktyvus kamulio saugojimas. Jo, nes tu gali saugoti taip, bet jeigu tu atkišęs jau blogai, tai neva, tiesiai. Bet ten nebuvo. Žiūrėkit, apie Alkūnės einančias į galvą aš biškai suprantu, kai yra tai specialiai ir nespecialiai 100% Smailagičius dūrė tą Alkūnę ten kalinti. Tai nesakyk specialiai. Nespecialiai. Taip atsitiko. Nenatūraliai. Taip atsitiko, nebuvo, jis ten nemanau, kad norėjo kalinčių dantis išdaužyti, bet faktas, kad judesys Alkūnė tiesiai. 100% nesportinė. Tokių epizodų yra buvę N ir visose jose būdavo nesportinė pražanga. Čia reikia būti objektyviem, realiai galima būti Žalgirio, kiek nori pusė ir taip toliau. Lemba, kaip žiūriu, Nereikia fanbojo užsiimti. O jūs, kai komentavot, sakėt, kad... Sakėm, kad nesportinė. Tai teisingai. Tai aš ką ir sakau, man irgi taip atrodo, tas fanboinimas toksai... Jeigu matosi, kad tai yra nesportinė pražanga mūsų supratimu, tai ką dabar sakyti, Tai lauksime Eurolygos paaiškinimo, nes protestas uždėtas ant šito dalyko, tai Eurolyga tikrai turėtų išaiškinti šiaip šiandien arba ryt labai greitai tą protestą. Bet čia šiaip įdomus dalykas, niekada gyvenime nematėm, čia gal kažkas naujo. Aš gal sakyčiau, aš sutikčiau, kad jūs manot, kad nesportinė, bet aš nesakyčiau, kad 100%.
Nu, tai žinai, Aš faktas, nesakyčiau, kad kad- Gerai, čia teisėjai mūsų mėgėjų nuomonė. Taip, mano viskas nuomonė. keista. Nu, mūsų mėgėjų nuomonė, mes neteisėjai. Gal Ta prasme, tikrai jeigu Eurolyga būtų pas- skiria nesportinę, tuo metu mes būtum sakę, jo, tvarkoja teisingai priėmė. Man taip akivaizdu visiškai nėra, bet aš palieku. Man 50, pavyzdžiui, špūkas. Man tik labai keista, žinai, kad iki tol Eurolygo čia gal naujovė yra tos taisyklės su ta protestu tokio epizodo. Nes Eurolygos nuostatose rašo epizodas, kuris, jeigu tai yra rungtynių eiga nulemantis epizodas, neva didelę reikšmę turintis. Na taip, tuo metu, jeigu būtų tie 2 taškai ir nesportinė, tada Cervena mestų 2 baudas ir kamuolį turėtų. Ar dar prisiminkim, kad Baročia ir buvo tas momentas, kai pramesta bauda ir Ir du. pasiėmėm plus Taip. 2 pasidarė. Taip, tai čia yra labai svarbus epizodas, tai dėl to Joanis užprotestavo. Bet šiaip Eurolyga savo duobę kasasi, jeigu dabar tie protestai, tai dabar per rungtynės čia gali būti tokių stabdymų. Ir vakar vėl, žinai, žiūriu, valanda kem tik tai sužai, o dar 5 minutės liko žais, o galvoju, čia greit baigs. Ir tada palaikyk manualų, protestai, peržiūros ir panašiai. Ir tada vėl Žalgirio mačas 20 užtruko liktai. Jo. Tai va, tai... Po to, apskritai apie teisėjų darbą faktas, kad Zvezda kalbės, buvo ta Nedovičiui pražanga puolime. Va ten, aš sakyčiau, 50 prieš 50. Man ten, aišku, jie peržiūros metu galėjo tik žiūrėti, ar tam apskritime puslankį ginasi Mičelas ar ne, jie negali pačios pakeisti traktacijos. Bet liktai stovėjo, va ten man atrodo, kad puolime, man atrodo, kad Mičelas gerai stovėjo. Jo, man gal labiau būtent į Žalgirio pusę, bet aišku, Zvezda ir dėl to nepatenkinta. Beje, parašiau vienam iš teisėjų, kaip yra ten su tuo perdavimu, vis tik, nes aš komentuodamas pasakiau, kad jeigu atliekamas perdavimas, tada šiaip negalioja puslankio taisyklė, bet jeigu žaidėjas yra ore ir atlieka tokį veiksmą, tada vis dėlto galioja. Čia vėlgi niuansas, tarkim, jeigu tu veržiesi, įsiriži žaidėją ir numetinėjai kamuolį į šoną kažkur tuo metu, tada jau negalioja. Jeigu tu esi ore, čia jisai buvo pakilęs, tai vis tiek tas puolėjo veiksmas kaip ir skaitosi. Čia tokie jau visiškos subtilybės, visiškai niuansai ir netgi skiriasi FIBA, Eurolygos, LKL traktacijos tokių situacijų. Bet man labai keista buvo, kad Joanis tos techninės taip ir negavo. Ten tiek daug emocijų buvo, aš tikrai arba Zvezdos suolas. Suolas buvo vertas techninės, čia 100%. Nu tikrai buvo vertas. Jeigu vakar kur žaidė Partizanų su Monaku, Obradovičiaus Chebra gavo. Šiauliai irgi vakar gavo techninės. KMT mačia, prašau. Tu matei kiamą mačą? Mačiau tik tai iškarpą ir į prierašą, bet Gerai. išgazdinau, ne? Išgazdinai. Tai va, tai ten techninės jie tikrai buvo verti. Po to ir Andrėja buvo vertas techninės. Ten irgi labai jau lipo ant teisėjo, bet teisėjai tokie buvo, kur jau galvojo, ne, gal nebeaštrinsim. Aš įsivaizduoju, Andrėja pavargęs, poligo žmogus, galvas skaudas, Vairopolas ten kažką šokojas, blemba, taip nesinori, jam ten veltis taip nesinori, bet reikia. Bet matai, bet Vairopolas, žinai, jisai tenai nuėjo prie sekretoriato tą protestą duoti. Bet šiaip galima pagirti, kad žmogus žino taisyklės gerai. Ne tai, kad ten, žinai, kažkas, jisai taisyklės žino gerai. Ir ten, man atrodo, pirmas jo asistentas įstojo, ten atrodo jau užfiksavo, jau toj mes baudą, bet tada asistentas nuėjo prie sekretoriato, tada sekretoriatas pasišaukė teisėją ir sako, čia dabar toks dalykas. Ir ten žiūriu pasirašinėja, nes kaip po protokolo dabar ne ranka reikia pasirašinėti, tokia virtualus parašas. Virtualus protokolas ten parodomas yra. Jo, tai va, tai reikia pasirašyti su pirštu, tai žiūriu pasirašinėja, atsuko kompą, žiūriu ten protesto tas langelis toksai. Tai. Ką ar paskutinė razinka? No. Ar laiku buvo paleistas laikas Dunstonui? Nelaiku, bet tada labai sunku įvertinti, kiek ten realiai tų 10 sekundžių. Bet jie tą ir vertino? Jie ir vertino, bet tai jau, žinai, akiestis tą vertinimą. Man irgi objektyviai žiūrint, turbūt spėjo vis tiek, nes jisai pagauna kamuolį, dar matosi stovis jau nusileidžia ir tada pradeda tik sėtos 1,3. Tai turbūt viskas tvarkoja, bet kad... Spėjus ten su to kamuoliu nelabai ką ir veikė, kad būtų nespėjęs pusantros beveik sekundės praktiškai. Jo, bet faktas, kad... Neužtruko kad suvėluota buvo paleisti irgi laiką ir čia va dėl to atsiranda tas Cervenos Zvezdos, paskui jau laiškas, kaip jos visi skriaudžia, kaip jų visi niekas nemyli, fanai nori juos linčiuot, pasirodo Kaune. Man tas jų verkimas toks serbiškas pastovus. Nu, ir dieve, netgi dieve. Oficialiai jų svetainė parašė. Taip. Kaip ten gėda, negėda čia. Taip, gėda Eurolygai, gėda Kaunui, gėda... Žalgiris dabar vėl turės rūpintis, mano supratimu, papildomą apsaugą Belgrade. Bus prisiminama šitie dalykai, nes dar jie pakusino tuos savo fanus, o jų kusint labai daug nereikia. Ten tokia minė, kur palauk nėra, jie ilgai labai įsivaizduoja, negalvoja. Tai šitais dalykais skanduoti su Putin, Huilo ir panašiai.
Aš manau, kad bus reikalų. Ne, tai nėra labai kažkas, bet ta prasme, kai tu viską dedi į vieną krūvą, akivaizdu, kad tai yra reiškiantis dalykas. Tai man tai, pavyzdžiui, jokingas tas fanų iškelimas Zvezdos tam, tai postą kažkokį dabar čia klubas, kas ir gali, rašo Facebook'e, tu savo pranešime reaguoji, kvieti į linčo teismą. Tai ar darė kažką ties ir gali toje arenai? Ar buvo kažkokie mėtomi daiktai tos Servenas? Jau kam šnekėt, kam patylėti apie Sirgalių elgesį rungtynių metu? Tai vakar Žalgirio arenai viskas buvo tvarkinga, o kad ten Sirgaliai kažkokį postą parašo, tai koks klubas reaguoja į Sirgalių postus Facebook'e? Man taip gailėtinai atrodo. Ir žinai, man Joanio kažkiek, man patinka šiaip Svairopolas, bet ateit 2 sakinius pasakyti ir išeit, nežinau, taip, tu atėjai, neva atlikai formalumą, bet nieko tokio nenutiko. Tai gerai, paklaus protestą. Tai tu pasakyk, parašym protestą, nes manom, kad ten yra pažanga nesportinė, ten visa kita. Tai nereikia ten sakyti, kad teisėjai gaidžiai ir mes nepritarėm. Tai nereikia to. Pakalbėk normaliai, būtų paklausę apie Giedraičio vaidmenį, panašiai. Normalių klausimų būtų paklausę. Kodėl reikia taip nusimuilinti iš karto išeit čia po 2 sakinių demonstratyviai? Kam tu reikia? Išdėstyk savo poziciją, tai tu ir savo Sirgaliam to pačiu dėstai angliškai, galų gale tai visi susirašys. Tai va, aš nesuprantu irgi šito. Tai man labai keista. Taigi nebuvo, kad įsižeidusios princesės. Tai gerai, ten tarkim, tu gal turi pretenziją dėl laiko, ne? Laikų paleido. Tai tu sakyk, mūsų akim, gal ten nelaikų paleido, pasakyk savo pretencijas, tu negausi baudos, nesakyk, teisėjai gaidžiai, sekretoriatas gaidžiai, ten visi, sakyk normaliai, ką tu manai ir viskas, tai nieko nebus tau. Labai keista. Būna, kai čempionatuose kažkur nuvažiavęs pasišneki su kolegom, tai nekartą esu šnekėjęs su kolegom iš Graikijos ir apie Sfairopolą kažką, nes kaip treneris jis tikrai man visai neblogas ir labai daug kas yra pasakę tą pačią nuomonę, kad labai mes matom į intelektualų, labai matom išlaikytą žmogų, labai mandagų žmogų, bet pametus galvą padaro kartais labai keistų dalykų. Taigi atsimeni, basketinių su Berti užsipuolė. Buvo su basketinių su jo kažkuo tas epizodas, vėliau susitaikė lyg ir ten girdėjau. Tada dabar šitas momentas, kur krūvo rungtynių, kur yra tokios kartais neadekvačios reakcijos. Žodžiu, tam visam chaosui, tai visai psichozai Belgrade, kurie ateina iš tribūnų, jis aiškiai yra pasidavęs. Aišku, tai yra emocija, galima suprasti, tarkim, ypač kalbant apie tą flash intervą po rungtynių, kur tu dar ateini visas karštas, viskas tvarkoja, bet čia Edgaras gerai pasakė, tai tu po spaudos konferencija tam ir skirta, kad tu nurimęs gali išdėstyti kažkokią savo poziciją, savo mintis, tai gali pakeisti taktiškai, tai esi, kaip ir sakai, kultūringas žmogus, tai jeigu kažkas nepatinka, paėmė ir pasakai, kas nepatinka. Tai... Dabar paliekam Eurolygai paaiškinti. Dabar parašo klubas pranešimą, kur ten, man tai juokingai tas pranešimas atrodo, aš nežinau. Juokinga, aišku, kad juokinga. Skriaudžiam, man atrodo labai daug laiko, galim pereiti dar į žemesnį lygį. Pereinant, aš noriu pradėti rubriką Mikelis Kirvesas. Redaktoriaus nuomonė praėjusią savaitę važiuojam. Kirvesas sužaidė prastai, bet patyrė kelio traumą ir tai turėjo įtakos jo pasirodymą. Tu jautiesi dabar grįžęs į savo teisybės vėžes. Aš jaučiuosi grįžęs. Kad palauk, žaidėjas traumą patyrė, tu sakai prastai sužaidė. Taip, bet iki traumos tu matai, kaip žaidė. Gerai žaidė, gynybai, gerai dirbo vyras, išprovokavo pražangas, komanda laimėjo, Šernius gerai laimėjo, bet traumą patyrė, tai jis kiek ten prie tos pergalės prisidėjo. Trečiam kėlinį traumą, nesusimetė poros metimų. Geras. Taip, žinai, vėl praeitą kartą nepridėjau vieno svarbaus dalyko. Legionieriai turi žaisti geriau negu vietiniai, nes jie čia atvažiavo. Man Kirvesas nėra nieko geresnis už vietinius. Ir palauk, grįž Majauskas. Ne, aš ne tau palauk, aš sakau, palauk situaciją. Palauk, grįž Majauskas, pasižiūrėsim, kokią Kirves turės kiek minučių ir ką jisai padarys. Dabar dar Turkas turi atvažiuoti. Atvažiuos Turkas? Bus Majauskas, pažiūrėsim, ką Kirvis veiks. Kokio velnio tu Kirveso klausimą ištraukė dar vidury podcast'o. Pabaigai. Galim pervažiuoti prie Ryto, ne, man atrodo, būtų. Galim pervažiuoti. Aš Monaką norėjau užkambinti. Kabink. Monakas vakar prieš Partizaną išgyveno, šiaip kas nematė. Tai, nemačiau, bet taip pat, kas nematė, tai iš esmės įsilaikė ant daug tokių fuksinių metimų, daug tokių labai sudėtingo kobo bėga, meta link krepšio 2 taškai ant emocijų Partizano, ten irgi galėjo pykti kažkiek fanai, bet Maiko Džeimso talento gerbėjam, kaip uždaromas rungtynės, jeigu nematėt, pasižiūrėkit, tai yra Maikas Džeimsas. Lemiamą ataką, Džeimsas turi kamuolį ir atlieka tokį metimą per Vaniją Marinkovičių, kur Marinkovičius viską padarė, griuvo, kojos 2 su bauda, bet jau buvo toks įkištas metimas žiauriai sudėtingas, kur Džeimso grajus buvo labai toks vidutinis, sakykime, 15 taškų, bet 5-14 metimai, balų irgi nedaug, bet uždarė rungtynės taip, kaip reikėjo. Ir šiaip Žalgiriui
žiūrint, reikės daug labai gynybai dirbti, nes Okobo labai gera forma. Šiaip Alfa Diallo atlieka labai, man atrodo, Alfa Diallo yra geriausias žaidėjas, kuriam nereikia kamuolio Eurolygoj. Jisai gauna tą kamuolį tada, kada... Įspūdingas žaidėjas, labai. Jam nereikia kamuolio, jisai gauna tada, kada jau sukuria jam, jisai savo metimų susimeta. Okobo labai gerai, Loidas dar nesibaudžiavo. Va, labai panašiai. Tik tai Trajakas pas Alfa Diallo prastesnis. Dabar Kolsonas yra minusinis žaidėjas. Todėl ir paskui, kad Makabi. Taip, nes dabar... Kaip priekinė linija Monako atrodė? Man ten daugiausiai klausimų. Su Žaitė ir Matijūnu nepaėjo kortą. Aš matau, kad Žaitė žaidė mažai, tai faktas, kad... Nepaėjo kortą, tikrai netinka, bet prie Žalgirį aš manau šito kortą gali eiti. Jeigu Plavšičius daužo, tai manau Dimo su Žaitė ir Papajaniu trijulį gali padaužyti. Man čia keistas sprendimas iš Obradovičiaus, nes kol kas, kiek matau, aš daugiau matau rungtynių, kur nepaina, nei kur eina. Būna atkarpų, kur jie suverčia tų taškų, buvo varžovas, jeigu neklystų, Bolonijos Virtusas pačioj sezono pradžioj, kur labai gerai. Kur labai gerai, bet kalbant, visiškai matant komandos žaidimą, nes būna jisai paskui išima ten tuos žaidėjus. Ir jie žaidžia jo ilgas atkarpas, kai abu šitie būna aikštėje. Bet man kol kas keistai šitas atrodo ir aš netikiu ilgalaikiai perspektyvoje, kad čia gali būti laimintis krepšinis kažkoks. Tai jo, bet 4-2 rezultatas nėra blogas kol kas. Ir šiaip serbai apgavo, sakė, kad Karlikas Džonsas 10 dienų nežais, o vakar bėgiojo ir žaidė labai gerai. Tai... Ir vakar jau žaidė Washingtonas su Maiku kažkiek jau pagaliau, bet tai ta žaidimas. Maikas iš jis buvo nepastebimas, tos Trajakus galėjo pataikyti ant 3 visi pro šoną, Washingtonas bandė kažką, bet irgi toks atrodo nei savo rogės patekęs. Tai šiaip 2-4 Partizanas ir mačiau, fanų nuotaikos nėra geras, kad gal Želimyrai pensija, o kažkas nori siūsti, kad ir kokią įtaką turi, kad ir kokią turi reputaciją ir kad ir kiek laimėjęs. Bet jau ir jo kandidatūra yra keliama klausimų. Aš irgi kelčiau klausimą, nežinau, nemanau, kad yra amžinų trenerių. Per daug Obradovičių neina, praeitas sezonas nepaėjo, dabar tu pakeiti komandą iš esmės. Jeigu toliau bus šikna, tai aš irgi kelčiau klausimą. Tai aš ne dabar, aš nesakau, kad šiandien atleidžiam. Visiškai galvoju, aš nežinau, kieno atsakomybė, kad visa komanda pasikeitė, nes jie pakeitė visą komandą. Jis pats pasakė, kad aš norėjau. Tada už sprendimą reikia prisimti atsakomybę, bet kaip treneris, kuris gauna naują komandą su daug talento atskirose pozicijose, kol kas tas talentas yra žiūrintis į skirtingas pusės, aš nematau niekur ant rezultatų žiūrint Obradovičiaus atsakomybės. Kažkur trenerio atsakomybė visada yra, bet tu akivaizdu, kad lieka vienas žaidėjas, Balšako Privica. Visa nauja komanda, tu negali dar vertinti tik tai per vieną praėjusį mėnesį. Tai negali, komandos. Bet namie Virtusą gali apsilošti, bent jau tiek, žinai. Iš esmės pats Grajus nėra geras ir tu dėlio kaip nori. Ir čia prieš Baskus išvyko irgi gali laimėti pirmam turė. Daug dalykų galėjo padaryti, bet neina jie. Tai šiaip, man atrodo, Šaras biški pakišo kiaulę dėl Deiviso. Aš manau, kad Obradovičius tikrai skambino dėl Deiviso Šarui. Net nebejoju, čia būtų kvaila. Ir kokį gavo Deivisą, tai gavo Valencijos Deivisą, kuris dar prastesnis negu Valencijai. Deiviso vakar labai svarbus epizodas. Partizanų reikia taškų, Deivisas bėga, veržiasi, būtų no look pasas. Kuo baigėsi? Varžovai perima kamuolį 2 taškai iš pakrepšio. Bet ką tau Šaras gali pasakyti nebent apie žmogų, apie psichologinę būklę? Kad kaip žaidėjas turi žemą IQ. Taip, bet manau, Želko... Šitas dalykas, nes jis jau kiek metų Šarą nežaidžia. Tai jo, bet tai... Manau, Želko tai žino ir be skambučio Šarą, ten gali nebent insaido kažkokio paduoti, kaip Rūbiniai kažkas ir taip toliau. Tai čia. Bet žinai, bet irgi vakar kertinis momentas, seni, tu vidurio palėjas, įeini į vidų ir tu no look pasą duodi ir po to Obradovičius, fucking Davis, what are you doing, fucking... Blemba, tikrai, what are you doing? Komanda jau toj pasiviso, vietoj to, kad lygintų rezultatą, gauni 2 į savo krepšį. Aš šiaip dar prie Žalgirio geriausias vakarykštis prikolas, kuris sklandė internete, kuris man labiausiai patiko. Žinot, kas džiaugiasi labiausiai to Dansono pataikytų metimų Lietuvoje? Vilija Blinkevičiūtė, nes visą dėmesį nuo jos nuėmė Bryantas. Apie Blinkevičiūtę, tai... Nekalbėkim nieko ties to ir pabaigim. Bet... Kas balsavo už ją užuojautą, nes apgavo jūs kaip... Nežinau, su ko palyginti. Bet Dansonas nuėmė visą dėmesį. Dansonai premjerus, vietoj Palucko. Blinkevičiūtė dabar yra kaip tas šiūvas, kuris vaikšto per klubus, o Lietuva yra kaip moteris su 5 vaikais palikta ant ledo. Bet žiūrėk, jeigu Blinkevičiūtė nebus dabar premjerė, tai aš negausiu didesnės algos, nes Vilija tai man šiaip žadėjo. Tai tu nebalsavai už ją. Bet palauk, bet jis žadėjo, kad bus. Tu gyvatė nebalsavai. Nekelsi man algos. Aš girdėjau... I want more salary. Aš girdėjau už Nemuno Aušrą balsavo. Aš? Oi, blemba, blogai girdėjau. Gerai, Rytas. Moteris pritišnekėjo. Rytas Falko sutvarko, Vilius komentuoja jo įspūdžiai ir analizę.
Analizės jokios nėra, Rytas aiškiai buvo geresnė komanda ir Rytas nuo pirmų minučių labai rimtai pasižiūrėjo iš tas rungtynės, 28-18 pirmas kėlinys. Visose pozicijose Rytas yra geresnis, Falko yra pasyvus, naudoja Nikolą Popovičių, Popovičius atakuojamas kaip tik nori būti, yra dar tas 13 numerikos Kristofas Bognaras, kuris žaidė 11 minučių, kiek 11 minučių truko, tol Rytas dulkino kaip tik tai norėjo tą Falko komandėlę. Rytas laimėjo labai užtikrintai 20 taškų persvarą, bet šitoj grupėje reikia tau pasimti antras rungtynės. Rytas istoriškai namie čempionų lygoje, kad ir kaip čempionų lyga Rytui nėra sėkmingas ir geras turnyras, mes jau žinom, kad ten eilę metų tęsiasi fiasko ir iš fiasko, bet namie Rytas žaidžia gerai, iš pastarųjų 12 rungtynių 11 pergalių, jeigu neklystu, kažkaip tai skaičiuojant visus sezonus, bet Viščiukos ir visas kitas vaizdas. Ir aš nenustepčiau, kad mes kitą rytą ir pamatysime ir Sambatėje po 2 savaičių, bet šiaip vėl dar galim sugrįžti prie absurdo, kad Rytas žais tarptautinė arenoje vienas rungtynės per lapkričio mėnesį. Vienas. Namie, langas laukia. Namie nebus. Langas, ne langas, bet lapkričio mėnesis. Vienos rungtynės. Namie nėra rungtynių čempionų lygoje. Čia Žibėnas dar kartą. Žibėnas yra blemba geriausias Lietuvos krepšinio pardavėjas, ne? Gerai. Ir kvapukų. Ir kvapukų, jo. Neperkopė tų 4000, ką jisai sakė, labai norėtų padaryti. Jo, bet jo ta retorika prieš rungtynės praeitą kartą sako, aš permečiau renginius, nieko gero, ateikit palaikyti komandos, dabar sako, žiūrėkite, mes nežaidžiam rungtynių namie, tai ateikit dabar, turim krepšinį pro retą progą, tai ateikit dabar, paskui nebus ilgai krepšinio. Jis įsitraukė tuos savo argumentus. Aš nežinau, žmonės reaguoja, bet retorika skamba labai gerai. Mano keli pastebėjimai, Rytas pagaliau išmoksta, kaip išnaudoti įnoką. Pagaliau jis ir jau LKL matėsi, jo pastarosios rungtynėse prieš Šiaulius buvo naudojamas gerai, vakar irgi ir tų įmetimų, ir užmetimų. Pagaliau įnokas yra, gal jau įėjo į sistemą, pagaliau visi suprato, kas jisai per žaidėjas. Ir įnokas turėtų 18 vakar taškų, 6 kamariai, 22 balai, tai manau daugiau tokių pasirodymų bus. Matosi, kad dėl skirtumų žaidinės jau triuškino varžovas pleikis lieka ant suolo, kur jau, gali išleisti pleikį, nebus, kad turi plus 18, išės pleikis 8 liks. Gaila man šito vyruko, nekartą tai sakiau, vakar Radzevičius sužaidės nepaprastai savo blankės rungtynės, bet jo ir nereikėjo. Viena pastaba apie Radzevičių, sakiau, transliacijos metu pabaigoje gal neišlaikė koncentracijos, nes nieks ko gero neišlaikė. Aš be garso žiūrėjau. Tam rungtynės. Nes rungtynės per teleką buvo Žalgirio, per planšetę be garso. Tai su Radzevičium paprieštarausiu, nes Radzevičius sužaidė geras rungtynės ties to, kad jo, statistiškai, jeigu pasižiūri prastos rungtynės, bet jeigu tu matysi, kaip neforsuoja, va čia yra ta patirtis, žinai, tu nesi jaunas pienius kažkoks, kur tau būtinai blema, nesurinku savo taškų, reikia forsuoti, nesurinku taškų, kitiem eina gerai, nusimesta papildomą perdavimą, ekstra perdavimą, ką mes matom ties jo tikrai universali statistika, asistuose tai nepasižymė, bet buvo perdavimų, kurie inspiravo atakas, buvo ta blemba patyrusio žaidėjo ramybė, kurios reikia tokiuose kažkiek irgi siautulingose rungtynėse. Tai Radzevičius, nepaisant blankios statistikos, man patiko, jo įvairia pasiškumas čia yra. Man apskritai tokiuose rungtynėse, kai komanda laimi 103-83, kalbėti apie kažkokių žaidėjų prastesnį pasirodymą yra biški smegenų ieškojimas ne toj vietoj, kurios turėtų būti. Tai faktas, kad Radzevičius turi gerą sezono startą ir čia ta statistika viename čia praktiškai nieko nereiškia. Daugiau galima pasidžiaugti, kaip Edgaras sakė, būtent Inoko pasirodymą, nes faktas, kad Inokui įsivažiavimas sunkus, šitą mačiau 8 iš 9 dvitaškai, jau geriau daug daugiau kamulio įvedimo jam į baudos aikštelę. Faktas, kad žaidėjas norintis žaisti puolime, norintis žaisti daug su kamulio, arčiau krepšio, norintis to savo statistikos. Jam svarbu turėti, kad ir pergalingam daug taškų triuškinamą mačą turėtų tos gerus skaičius psichologiškai, aš įsivaizduoju. Ir aš dar kartą paminėsiu, ką ir minėjau kažkada anksčiau ir transliacijoje, kad RJ Kaulo reikia Rytui, tu dėlio kaip nori reikės, Greivsas. RJ Hardinas vakar. Jo, nėra tokio stabilumo, bet Hardinas, tai kol kas visame, gerai, prieš Emilio Redžą gal ne, bet namie kiek žaidžia tiek prieš Šlionską, tiek ir prieš Falko, kad ir kaip komiškai dabar tai skambėtų, ne prieš Šlionską ar Falko sužaidė. Bet paskutinės 5 rungtynės išmeskim iš konteksto Nevėžį, kuris buvo minusinis, bet tai yra Nevėžis, kurį tikrai mes galime išmesti iš konteksto. Tikrai solidė atkarpa ir RJ Kaulas ateina į tą savo, galbūt tikiuosi labai brandą, kurio jisai gali būti solidus ir kokio nori Jomantas, Žibėnas ir visa Ryto kompanija. Man jisai kol kas labai patinka iš tos rungtynės. Tai va, tokios buvo rungtynės prieš Falko, bet Falko šiaip geresnė komanda už Šlionską, bent jau skirtumas, labai panašus, bet
Pats vaizdas geresnis Falko šiek tiek, nors didelio skirtumo nematau vis tiek, bet namie gerokai geriau, jeigu Emilija apsilošė, tai... Nu, su Emilija, tik tai namie reikės kažkaip susitvarkyti, kad... Manau, tos streetballerius aploš tikrai. Jau dabar ryto šiemet, tikrai šiuo metu jie yra daug geresnėje padėtėje, nei kad buvo pastaruosius 2 sezonus ir formos prasme, ir grupės prasme. Ne, klausyk, daug geresnė, nesakykime, yra... Blemba. Ne, aš turiu omeny... Aš atsimenu... Žiūrėk, aš tau pritariu, bet aš noriu pasakyti tiesiog, kad čia yra nepalyginama situacija. Žiūrėk, aš atsimenu, pernai jie žaidė, kas ten buvo Opava grupė, ir jie net išvyko žaisdami su Opava, net ir ten turėjo kažkokio vargo. Tai mes prisiminkim prieš 1,5 metų prieš Falko tiek namie, sunkiai dvikova su keliais taškais išstenėto pergalę, išvyko atsimta Ausų Sombatėjos didmiestyje. Buvo ir bet su Vefu. Tu dėlio kaip nori, jeigu Rytas neišeina pirmas iš šitos grupės, aš linku, kad tokiu atveju linkėčiau, kad per pleiną išeitų, bet kita vieta nei pirma, atsiprašau, bet čia būtų absurdas. Aš tą ir sakau, kad reikia, pirma vieta turi būti paimta, aš mes tą patį norėjau. Tai ir aš tikiu, kad jie ją paims, bet aš kalbu, kad čia grupė tokia, kur istoriškai bloga, jinai yra tokia bloga, kur, sorry. Blemba, kažką dar norėjau pridėti, bet pamiršau. Nesvarbu, galima į toliau. Jums kvizas. Lietuvos komandų santykis Europoje nuo spalio vidurio kiek? Ten buvo vienu metu labai blogai, Dabar labai neblogai. Čia nuo spalio vidurio, tai jau čia po tos prostos serijos. Ne? Tai Wolfsai 3 paėmė, Žalgiris 3 paėmė, Rytas 2 paėmė, Lietkabelis 1 paėmė. Pas mus, mačiau, Repečka paskaičiavo 10-1. O buvo 1-10, mačiau kažkur vienu metu 1-8, tai tikrai buvo, kai Žalgiris buvo pasiėmęs. Tai ne Žalgiris, Žalgirio 4, 2 Italijoje, Makabis ir Zvezda. 4, 3, 2 ir Lietkabelio 1. O tokia liūdna pradžia sezono buvo. Taip, 10-1. Greitai viskas apsivertė. Taip, ir galim rytoj turėti 11-1 drąsiai. Bet vakar būtų buvę 10-2. Taip, jeigu Valensijai nebūtų potvinio ir... Blemba, tokia labai prasta situacija Lietkabeliui. Girdėjau, kad labai nepatenkinti tuo, kad ne dėl to, kad atsitiko, taip atsitiko, force majoras. Dabar situacija tokia, kad jie atskrido, paturistavo, vakar 22 valandą išvažiavo, jie turėjo po rungtynio 2 nakties važiuoti oro uostą, skristi iš Alikantės į Kauną. Po rungtynio 2 nakties, tai reiškia, tu nenueini miegoti, nes rungtynės ir taip vėlai Valencija, turėjo 2 nakties skristi, važiuoti oro uostą, ryte skrydis iš Alikantės į Kauną, dabar išvažiavo naktį, 22 valandą gerokai anksčiau išvažiavo, dėl to, kad ten neaiški situacija keliuosi, ten kamščiai, visa kita. Tai tokia bemiegė naktis laukia ir dar tu turėsi su Valencija žaisti nukeltos rungtynės, jos akivaizdžiai bus turbūt tokio kaip 2 savaitė, nes kai Europos taurė būdavo nukelta, tai 2 savaitė būdavo. Tai vėl turėsi skristi ir dar vienos rungtynės Europos taurė, LKL prieš ir po, čia labai blogai. Jo, tik žinai, matant ten tos vaizdus Valencija, tai man kažkaip tas toks... žaisti. Ne, tai aš turiu omeny ne apie tai, aš turiu omeny apie komandos situaciją. Komandai Lietkabeliui blogai, bet... Labai blogai. Šitam kontekste tai skamba kaip vaikiškas problemas, kažkokios, kai yra Valencijoje rimtos problemas. Tai Valencijoje, labai rimtos, daug sužeistų, daug nuostolių ir panašiai. Iš Giedro dangaus, nei ten buvo, bent aš nežinau, nebuvau girdėjęs kažkokių pranešimų, kad ateina kažkas, žinai, ten JAV dabar, kai buvo, tai savaitę prieš, 3 dienos prieš kalbėjo žmonės. Didelis kritulių kiekis, pusmečio kiekis ar kažkas panašaus, ten tokie vaizdai, aš klausiau per LRT radiją, vėl seno žmogaus bruožas, aš LRT radiją ištisai pradėjau klausyti dėl kažkokių priežasčių. Nepavarė. Bet man labai patinka, tai išgirdėjau potvinį ir nežais Lietkabelis, mano pirma žinia, nes ten kaip tik ir paaiškėjo. Tavo kolegos prieš nesakė Lietkabelis. Lietkabelio varžybos. Duok per kuprą, ką sakė. Va, tai... net nesvarbu, ką norėjau pasakyti. Važiuojam toliau. Tai Lietkabelio nebuvo varžybų Valencijai, o Wolfso varžybos buvo. Volvesu. Kaip ten sakė, ne Wolfs, sakydavo, yra Wolfsam daro, Lina Talžūnaitė daro video, kur ten kalbino žmonės, tai kokių 3 mačų prireikė, kol išmoko komandos pavadinimas, buvo Wolfs. Sudėtingas Wolfs. Čia žurnalistė kokia? Ne, Andriaus Talžūno sesė. Vis dar tu nepaaiškinai. Tai nėra profesija. Vis dar tu nepaaiškinai. Žurnalistė ne, Talžūno sesė. Talžūnas tai toks Pildiko veidas vienas iš, jeigu ką, tai tiesiog. Tai Wolfsai nuo -14, vienu metu -14, tada staiga kažkokia lemputė užsidega ir +14 pasidaro. Marekas Žvėrevičius, kaip sakė. Ir Žvėrevičius, Košmarekas tapo. Košmarekas Žvėrevičius. O, prašau,
vardas pavardė naujas, plus 15 laimėta prieš Bešiktašą. Kai buvo minus 14, aš galvoju, blemba, negi jas nesugebės prieš šitos. Polimas neveikia, akivaizdu, gynyba irgi neveikia, bet polimas irgi buvo prastas iš esmės. Aš galvoju, negi jie nesugebės Bešiktašui daugiau įstumti tų taškų. Gynyboje absurdas, vėlavimai, pick and rollose, nesusikalbėjimas, laisvi žaidėjai, o Bešiktašui tik duok. Ten apėjimai, viens prieš vieną, Olmanas ten plauna, ten kelios situacijos. Nidhemas, Olmanas prasiveržė, jau gali įmesti, įslysta kamuolys, galvoja, tokie, bet Vulsai susitvarkė ir 3 pergalės išėlės Europos taurė ir Alessandro Magro ramiai savo kalėdas tikrai sutiks Lietuvoje. Trumpas mano įtarpas, palaukės terpsiu, praeitam podcast'e apie Mato Jogėlą kažką tai kalbėjom, ar ne? Kad jisai gerai žaidžia. O papa iš karto 2 rungtynės prieš Kauno Žalgirį. Nes Tayloro nėra. Tayloro nėra, bet tai 2 rungtynės, tavo pakilo minutės. Žalgiris, Bešiktašas, 2 rimtos komandos Bešiktašas europiniam kontekste, kaip nekai paimsi. Abi geros rungtynės. Ką ir kalbėjom, daug žaisti, viskas tvarkoja su juo. Tai mes ir apie Mareką tą patį kalbėjome. Aišku, čia dar kol kas vienas rungtynės su Žalgiriu. Marekas jau irgi turėjo ten statistika neįspūdinga, parodė neįspūdinga 6 taškeliai, 4 reboundai. Aš sakėm, kad jis geresnis negu atrodo. Bet jis ir tą mačą jau sužaidė pusę bėdos, šitą mačą jis jau sužaidė fantastiškai gerai. Ir čia pavyzdys, kad nereikia skubėti su kažkokiam išvadom, kad viskas Marekas bus nurašytas. Aš nesakau, kad mes taip darėm, bet buvo tikrai ta nuomonė, kad jau čia Marekas viskas nepažais. Prašau, gali tas Marekas žaisti, tik reikia išnaudoti, reikia įtraukti. Mes buvome iš tų, kur kalbėjo, kad palaukiam dar to Mareko ir viską jisai duos. Aišku, dar kol kas čia vienas blikstelėjimas, bet belieka tikėtis, kad išlaikysis. Tai ir gynyboje tas pats Marekas vėl, man tai atrodo pridėjęs, bent jau to kojų greičio kažkiek daugiau, tas kūnas kažkiek tvirtesnis, nereikia tikėtis, kad čia bus šuolis kažkoks milžiniškas, žingsnelis po žingsnelis, stepas po stepo, kaip sakant. Ir Bešiktašas atvažiavus, aišku, idėja, sako, mes tritaškais laimėsim kaip Paryžius. 52. 39, eiktų namas. O tie išmetė ir pataikė daugiau. 30. Ten Hifi vienas išmetė, man atrodo. Hifi su Malcolmu 33 kartus sugeneravo metimus, man atrodo. 17 ar 30, kažkas tokio. Bet tas jų šokis Paryžiaus tai nerealus, man blemba kaip patiko. Ir tritaškių fiesta irgi nerealiai. Tai matai, jie ir atakų daugiau gerokai turi žuvažovus įprastai, nes jie automatiškai daugiau atakuoja. Tai dar šitas dalykas yra, bet čia toks šuolis nuo iki Paryžiaus. Tiesiog irgi Bešiktašas daug tritaškių metė. 39, 15 pataikė. 12 dvitaškų, 32 dvitaškius metė, daugiau tritaškių. Morganas tai komedija, Morganas nėra geras metikas iš toli, taip jisai gali pataikyti, bet 11 tritaškių Morganui sorė. 12 įsimetė Nidhemas, bet jisai, susimetė. Čia jo stiprybė, taip. Jisai dabar yra jau veteranas, nebeturi tokių greičių savybių, jo tritaškis yra stiprybė, bet Konoras Morganas ką ten išdarinėjo, tai man nesuvokiama. Olimpijavičius impyko. Bet ką dabar daryti, jeigu tu turi šansą metinu, nepaėjo kortą, jau ten panikų irgi. Tai yra kaip ir plečiantis aikštę puolėjas, jis turi tą idėją mesti iš tritaškų, bet ar tai yra tiek... Tai yra tai, ant ko tu nori statyti savo puolimą, tai yra tas raktas, kurio tu nori laimėti rungtynės, vargu. Smailagičius, jeigu 11 tritaškių mestų, Andrėja galvą jam nurautų. Tikrai nurautų galvą, sakytų, tu ką, visai durnas, pasodintų solo ir nebeišleistų daugiau. 11 tritaškių, tikrai, kaip tu sakai, nėra pergalingas krepšinis Morgano 11 tritaškių. Tai va, tai situacija tokia pasitaisė Vilkų, 3-3. Viskas labai gerai, kaip sakant, dabar kelinta čia vieta jau 6 vietą pakilo. 6-5 dalinasi su to pačiu Bešiktašu. Taip, prašau. Bet Stambulė bus kitoks mačas. Jie namie visą laiką geriau žaidžia. Dabar Vulsų laukia Gran Canaria. Tikiuosi čarterį gaus, nes kitaip užsipyp iki Gran Canarijos keliaujant. Blemba, iki Gran Canarijos ten kosmosas. 12 valandų maždaug. Bet po to... Užtenka į žemėlapį pasižiūrėti, kur jinai randasi. Prie Afrikos, arčiau negu Ispanijos. Nei Europoje. Ne Ispanija, jo. Tai čia pagrindinė priežastis, kodėl Gran Canarijos Eurolygai gal ir nėra, kai laimėjo Eurocupą. Tai sakė, kad neužtenka pinigų ten skraidytų ir visi Eurolygos klubai užsipyp keliauti ir pati Gran Canaria užsipyp keliauti į kitur. Gerai, visiškai pabaigai aš jums paskaitau vieną žmogaus citatą. Jūs man pasakykite, ką jums sufleruoja. Eimantas Kersis apie Iano Millerio išvykimą. Iano kontraktas galioja iki lapkričio vidurio, tačiau tokių žmonių mums klube nereikia. Daugiau apie šį žaidėją nelabai ką galiu pasakyti. Citatos pabaiga. Bet kodėl Utenoje visada iš kur jie tokiu? A norit pasakys? A norit? Norim. Ateini į Rūbinę, o Ianas Milleris Vipuką pasidės ant kėdės.
Už veipą tiesiog už... Ne, tai čia veipas. veipas. Čia tik tai viršūnė, bet šiaip tu pagalvok, kiek tu turi būti žmogus negalvojantis, tai jis tada rūbiniai veipukas aptraukia, ne? Nes ateina ir ant kėdės jo yra veipukas padėtas, tai tu plemba bent į kišenį įsidėk. Nu, žmogus, ten yra labai rimtas veikėjas, šiaip Ianas Milleris labai rimtas veikėjas. Čia galima pasakyti paprastai, mūsų Gabrielė kalbino jį, Juventuso rubrikai neva, ne? Nes mes turim tą Uniklabo ir jisai kalba dalykus, kurių nereiktų kalbėti. Jis tuo metu buvo komandoje ten 3 savaitės. Sako, tai čia su Buzu ryšių nėra, čia manęs neišnaudoja, mano patirties neišnaudoja. Nu, žodžiu, buvo stumyklos nemažai. Okay. Tai, žinai, žmogus, bet nedekvatu. Ką, aš žaidžia neblogai šiaip. Neblogai, bet vakar jau matėsi visiškai buvo padėjęs ant visų reikalų. Taip, negražiai suvedant, bet buvo skersą padėjęs. Jau galima tikrai sakyti, taip. Negražiai suvedant su vadovų komandos. Taip. Bet buvo visiškai padėjęs jau. Nu, žmogus tikrai, rūbiniai buvo didelių reikalų. Ianas Milleris. Man sako, daug pasako. Kaip vis tiek metų Europoje, tai tas feedbackas turėjo pareiti iki klubo iki... Bet tuo metu degė šikna, tu įmėjai, jau tau reikėjo žaidėjo. Jo. Čia ne vasaros pirkinys. Taip, čia žaidėjas, kuris atvyko prieš pat. Ir jis turėjo, buvo įsivažiavęs, 4 rungtynės buvo labai neblogos, jo vienu metu LKL, tai... Nu jo, bet jeigu žmogus išniuravęs, nieko nepadarys. Tai žinai, daug ką pasako, jis sako, būtum važiavęs į Rusiją žaisti, nes jis buvo pasirašęs, kai prasidėjo karas. Bet tuo metu dėl asmeninių ten ar dėl kažkokios traumos nevažiavo. Sako, jo, būčiau žaidęs, man vienodai, svarbu pinigų uždirbti. Tai kaip gražiai buvo apžista, kad nevažiavo. Būtų važiavęs, bet tiesiog jam buvo po barabanu, bet nepavyko. Aš duočiau prognozę, kad jeigu tu Eurolygos paklaustum visų amerikiečių ir jie važiuotų į Rusiją už gerus pinigus, aš manau, kad tau didesnė dalis atsakytų, kad važiuočiau. Tai čia nėra argumentų. Nėra, bet šiaip aš tiesiog sakau. Ir rūbinė irgi, jeigu žmogus yra, žmogus labai atsišniuravęs, labai nekokio charakterio, tai labai normalu, kad Juventusas nebelaukia, ypač kai vakar minus 30 prieš Neptūną buvo atsiimta, tai nėra ko laukti, jeigu žmogus greuna rūbinę ir atsirado Liamas Oreilį. Labai įdomus variantas, atsakau, kas atidesnis prisimena 21 metų sezonas NKL, Jonava, Pašeško, 12 taškų, 3,5 asisto, atrodo toksai žaidėjas antros lygos, bet po to Švedija, tada Vengrija, tada praeitą sezoną Lenkijoje, Liublinė po 21 tašką. Dabar žaidė Izraelį ir dėl akivaizdžios priežasties, kad dėl neramumo nusprendė palikti komandą. Tai va. Aš kažkaip šiandien jo... Žiūrėk, Liublino unijos kelią padarė nuo Lenkijos iki Lietuvos. Taip. Liublino unija visiškai. Tai va, tai Juventusas rado variantą ir čia gerokai geresnis galvos prasme, gal talento pažiūrėsim. Ianas Milleris talentingas, bet jeigu žmogus turi problemų su galva, tai nereikia tokio komandoje. Ir labai geras buvo Eimanto komentaras. Manau, kad jis daugiau pasakė, bet Danas sako, ne, čia mes nepilsim žibalo į ugnį, šito nereikia. Eima, blemba, ką tu darai? Manau, kad Danas ten patvarkė. Tu mus visus sudeginsi. Nes, bet tai pasitaiko, žinai, kodėl pasitaiko. Čia ne tik Juventusui, čia pasitaiko dėl to, kad tu bandai paimti talentingą žaidėją už mažesnius pinigus, negu jisai gal norėtų gauti, bet jis patenka į situaciją, kuriam reikia žaisti ir tada jau tu rizikuoji bandai. Čia, žinai, ne Urbano, ne Raiso atvejis, man atrodo, Raiso nieks nepralenks. Čia nežinau, kokio reikia debilo surasti, kad pralenktų Raisą. Bet būna įvairių veikėjų. Ką, dar LKL mažai kaip pirmą pragalytę pasiėmė, vienintelis nevėžis lieka. Įdomiau LKL papildymą, ne? Čižauskas atvažiavo. Čižauskas atvažiavo. Vietų Bukenono. Taip. Šiaip geras įmas, aš sakyčiau, iš Šiaulių. Taip. O klausyk, Petrauskas labai piktas buvo, girdėjau konferenciją. Buvo labai ilgai neatėjo pirmas dalykas į konferenciją, aš jau namo norėjau važiuoti čia, bet atsiprašė, sako, sorry vyrai, kad vėluoju, kad čia tiek vėlavo. Blemba, kad Šernius pakalbėjo, tai dar 15 minučių, kai laukiam 20 po Šernius. Aš galvoju valandas. Ne, tai žiūrėk, Šernius jau ateina po 10-15 minučių po rungtynių, čia dar prisidėti kokią 35 minutės atėjo po rungtynių, tai čia jau vis tiek nemažai, šiaip ateina per 10-15 minučių treneriai. Ir Abdullahas Ahmetas išvažiavo irgi. Ponas Abdullahas išvyko į G-lygą, pamatė, kad čia vis dėlto Šiauliai. Urbano skambiai kalbėta apie tai, kad mes čia aukso puodą gal laimėsim, vis dėlto aukso puodas baigėsi po mėnesio. Nėra aukso puodo, Ahmedas į G-lygą ir jokių išpirkų nebus ir jokio šaukimo NBA ten irgi nebus, nesvaikite ir negalvokite nesąmonę. Reikia centrą pirkti, tai va, ieškos centro.
Daugiau pas mus vietiniai, nieko tokio įdomus ir neįvyko. Daugiau nieko, ne? Viskas galim uždaryti podcastą ir visa. Viskas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Pasimatom po savaitės. Iki. Iki. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. 7bet Casino. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.